dabar yra garsėjantis toksai nusistatymas būtent ta fruktozė ir ką mes dabar ką tik aptarėm, būtent tų 3 fermentų slopinimą ATP produkcijoje. Ir daugeliui žmonių asocijuojasi fruktozė tai su vaisiais. Klausimas yra, ar tikrai fruktozė yra tik vaisiuose ir galbūt galima bendrais aspektais aptarti tą vaisių už ir prieš, nes aš tikiu, kad žmonės nežino, kiek vaisių jiem reikėtų suvalgyti. Tai pagrindinis toksai red flagas, kalbant apie fruktozę, tai yra pridėtinis cukrus ir aukšto fruktozės procento saldikliai. Tai yra tie dalykai, ką mūsų maisto pramonė įdeda mums į maistą. Ir tai negali būti lyginama su natūralia fruktoze esančia vaisiuose. Biochemiškai tiesiog paėmus fruktozės struktūrą, jos yra identiškos tiek pridėtinėme cukruje, tiek vaisiuose, bet visas procesas mūsų kūne yra absoliučiai skirtingas, kai mes išgeriame, tarkim, stiklinę Coca-Colos ir gauname tiesioginį tokį pliūpsnį gliukozės ir fruktozės. Ir visai kitas dalykas yra, kai mes valgome vaisius ir uogas, kuriuos suvartoja, mes gauname, pirmiausia, tai yra daug mažesnis procentas fruktozės negu, tarkim, saldintuose gėrimuose. Antras dalykas, mes gauname skaidulas. Iš uogų mes gauname ir tirpiąsias, ir netirpiąsias skaidulas. Kitas dalykas, polifenoliai. Tai yra antiuždegiminiai junginiai uogose, vaisiuose, kurie taip pat prisideda prie sklandžios veiklos organizmo, uždegimų mažinimų ir yra netgi ir tokių tyrimų padaryta, kad netgi taip pat sulėtina fruktozės įsisavinimą ir tos pačios gliukozės įsisavinimą, kuri galėtų sukelti gliukozės lygio padidėjimą kraujyje.